Labą dieną, esu profesijos mokytoja Virginija, noriu parodyti, kaip paprastai, greitai namuose galima įsilyginti kelnes. Kelnes paprastai pradedam lyginti iš vidinės dalies ir nuo juosmens. Ant lyginimo lentos užsimaunam, išlyginam kišenių maišelius, taip sukamais judesiais, kad nesulandytume tai, ką išlyginome, ką padarėme, kad nesugadintume savo darbo. Išsilyginam kišenes, kad viskas būtų gražu, tvarkinga. Mūsų siūlės jau yra išlygintos iš vidaus. Dabar lyginam kelnių priekinę puselę ir užlyginsim kantą. Jokių būdų negalima lyginti per abi pusės. Pirma lyginam priekinę puselę, lyginam iš vidaus. Jeigu kanto linija nelabai aiški, tada sutabdinam žingsnio siūlę. Siūlę su siūle sutabdinam. Išlyginam iki viršaus. Toliau lyginam nugarinę kelnių puselę. Vėl pasitikslinam, kad būtų viskas gražiai. Šiaip turėtų, kaip normaliai į juosmenį, po 1,5 centimetro du gali įeiti iki juosmens kantas. Ir užlyginam. Išlyginam. Apverčiam kitą pusę, pasižiūrim, kur pas mūsų. Nu ir tą patį pakartojam su kita pusė. Dabar garų kiekį, kaip lyginam gaminius, naudojam pagal audinio šitą sudėtį. Nes vieni audiniai mėgsta daugiau garo, kiti mažiau. Gražiai pasitaisom. Mūsų lygintuvas yra su labai geru padeliu, kuris neblizgina nieko. Tai va, išlyginom iš vidaus šitą pusę vėl ir toliau lyginam čia. Ir matot, aš neprispaudžiu stipriai. Čia kada su garu, tai štai pakeldama pagarinu truputį. Jeigu matau dar kažkur kažkokios raukšlės, paimu paprastai. Ir va, man čia nepatinka. Tada aš paimu truputį dar vertikaliai garu. Jeigu norėtumėt kantą užlyginti gariniu lygintuvu, to populiariu dabar, kur rankom vedžiojat, jūs neužlyginsit niekaip. Kantą reikia užlyginti ant stalo, normaliai prispaudžiant. Jeigu neturit namuose garų lygintuvo tokio, tada galite naudoti drėgną medvilninę palą, bet ją sudrėkinat, gerai išgręžiat ir tada prispaudžiat, gražiai suspaudot ir tada susitvarko, viskas gražiai įsilygina. Tai dabar dar yra vienas toksai niuansas, kaip lyginam iš blogos pusės, iš išvirkščios audinio pusės. Šiaip išlygint galima ir siūles netgi patikslinti reikia, bet kantą palyginti reikia tik tai iš gerosios pusės. Pati pagrindinė klaida, kurią daro daugelis lygindami namuose, paima ir lygina kelnes per abi pusės iš karto. Taip negalima, jokių būdų. Kelnės yra fasonuojamos prisiuvant, kad jos būtų patogios, yra išgaubimai ir tada reikia lyginti vieną pusę ir tada lyginam kitą pusę. Ir būtinai, matot, pataisom ir čia gaunasi tokios raukšlės ir jokių būdų negalima lyginti. Būna tokiu atveju, kai paima per abi pusės, tai palygina ir tai per abi savo, tai žinokit, viduj tikrai prisirinksit labai daug raukšlių. Tokiu būdu lyginti negalima. Išlyginus bet kurį rūbą, pusę valandos palikim jį įsikaboti. Aišku, paltui tai galios daugiau, bet pakelnės tegul pastovi. Jeigu jūs galvojat iš karto rengtis, užsidėti kelnes, tada visai nelyginkit. Nes tas lyginimas jums daugiau susilandys, negu kad lyginimas bus matyti. Taigi šiandieną supažindinau su pagrindinėm lyginimo taisyklėm ir principais ir linkiu jomis sėkmingai naudotis.